Sveiki gerbimieji. Dėl ko genda dažniausiai šilumos siurbliai, oro soros arba kondicionieriai? Dažniausiai gedimo priežastis yra tame, kad dingsta freonas sistemai. Kaip tai atpažinti? Atpažinti čia yra gana nesudėtinga gedimo. Jeigu jūs pajungit šilumos siurblį, sakysim, šildinimui arba vėsinimui funkciją ir viskas, kaip sakoma, veikia, pučia, bet iš ventiliatoriaus vidinio bloko pučia nenustatytas oras, ta prasme ne karštas arba ne šaltas, o pučia oras nelauko kambario temperatūros. Tai vat, kada jūs pajungit, pavyzdžiui, reikia šildytis, o ten pučia toks pats oras, ne šiltas arba karštas, o pučia toks pats oras tokios temperatūros kaip kambarį temperatūra, arba jūs pastatėt, pavyzdžiui, karštą pas jūs kambarį vasarą, jūs pajungit vėsinimo funkciją, o pučia ne šaltas oras, o kambaro temperatūros oras. Vat čia vienas iš tų priežasčių, kad nėra arba labai trūksta, ta prasme išėjo didesnį dalį freono, arba jo iš vis nėra, sistema tuščia, freonas išbėgo. Dar būna dažnai, bet ne pas visus modelius ir ne visose situacijose, dar meta klaidą. Ta prasme, ant to išorinio vidinio bloko, kuris kamba pas jūs kambarį, ant tos skydelės užsidegė kažkoks skaičiukas. Tai o, tai skaičiuką reikia įrašyti arba tą nufotografuoti, kad žinoti. Ir kada kviečiame meistrus arba kreipiamės į įmonę, kurie tą montavo, pardavinėjo jums, mūsų, ta prasme, su tokia problema, tai būtų gerai prikabinti arba parašyti, kokia klaida meta. Ir ta klaida būna iš karto tada parodo, kad, sakysim, trūksta freonų sistemai. Ir tada, kaip sakom, viskas aišku. Bet sakau, dažniausiai tos požymis, kada pučia kambario temperatūros oras, o ne šaltas arba karštas eina. Dar būna tokie požymiai, bet čia rečiau gal truputį prie išorinio bloko, kuris yra lauke. Tas blokas pradeda garsiau dirbti, ta prasme, nes kada normaliai veikia, tai dažniausiai mes girdim toks triukšmas čia nuo ventiliatorių, kuris sukasi, nu ir kažkiek truputį girdim kompresorių darbą. Bet kada freono trūksta labai, tai tada prasideda tos kompresorius garsas yra garsesnis, toks pašalinis garsas atsiranda. Ir dar būna toks, kada trūksta freono, bet dar kažkiek yra tokie būna požymis, kad ten, kur iš išorinio bloko, kur lauke kaba, prieina varinį vamzdelį prikabinamas prie tokio kraniuko, ir tas kraniukas toks jis apneša ledaus. Toks leduko apnašys yra, baltas visas tas kraniukas, tai irgi būna vienas iš požymių, kad trūksta freonų sistemai. Dėl ko tai atsiranda, mes jau prikiavom, kaip sakoma, įrangą šilumos siurblės, kondicionierius jau apie 7 metus. Ir teikiam ir montavimo paslaugos. Dažnai žmonės ten montuoja su savo meistru, būna kartais mūsų užsakinėja, kaip ten jau skirtingai būna. Tai dažniausia priežastis, dėl ko tai atsiranda, tai galim sakyti, kad čia kažkokia būna montavimo klaida. Klaida ne dėl to, kad meistras ten nesugeba arba ten nežino, ką daryti. Paprasčiausia ten toks, kada yra varinių vamzdelių pajungimas prie išorinio ir vidinio bloko. Ten taip neprisijungsi, paprastai reikia tos vamzdelius varinius valcuoti ir užsukinėti. Kadangi ten labai didelis spaudimas yra to freono. Dėl to kiekvienas truputį neatsargumas, kaip sakoma, būtent valcavimo metu, sakysim, užvalcavo, bet kažkaip tai neapžiūrėjo tas valcavimo tą vietą, arba įrankiai, sakysim, pjovimo varinių vamzdelį arba valcavimo įrangos jau yra išnešiotos ir jis jau kokybiškai nevalcuoja tą vamzdelį ir, sakysim, meistras dažniausiai, ypač kada yra sezonas, pavyzdžiui, kada karšta lauke, daug labai užsakymų, daug kas nori kuo greičiau įrengti kondicionierį ir tada daug užsakymų, daug darbo, į meistras būna kartais, kad labai greitai viską daro, stengiasi greitai viskas padaryti ir mažiau
dėmesio skiria, sakysim, smulkiniams tokiams dalykams, kaip dar kartą patikrinti, dar kartą apžiūrėti, neskubėti, paskuba kažkai tai. Ir nes ten, matot, ta prasme, tokia mažiausia klaida, kažkokia kryvai truputį iš šono, ten 1 milimetrą kryvai užvalcavo, arba ten atpjovinį labai teisingai, dar kažką tai, ir jau gali išeidinėti freonas. Tai jau dažniausiai tokia, kada būna tokia kažkokia klaida padaryta, balsavimo, tai, sakysim, sumontavo žmogui tą šilumos siurblį arba kondicionierį ir, sakysim, po savaitės, po 2 galim, būna po 5 dienų, žiūrint, kaip jis išeina, kokiu greičiu, tai atsiranda problema, kad kondicionierius arba šilumos siurblys oras nustoja normaliai veikti. Tai šitas dalykas ir kaip pašalinimas, aišku, kviečiamas vėl tas meistras, kuris montavo, iš karto reikia pasikreiptis, turi atvažiuoti, patikrinti, ar yra sistemoje freoną, jeigu mato, kad spaudimo nėra, freonas išbėgęs, reiškia, jis turi patikrinti dar kartą trasą, rasti, kur buvo padaryta klaida, perdaryti ir užpilti iš naujo freoną. Tik tuo atveju vėl pradės normaliai dirbti, funkcionuoti tas šilumos siurblys arba kondicionierius. Tik kad jeigu toks pažymys atsirado, iškart kreiptis pas tą įmonę arba pas tą meistrą, kuris jums montavo tą kondicionierių. Dėl gamyklinių brokų per 7 metus buvo tik vienas atvejas, kada lauke, kuris lauke yra blokas, ten buvo kažkokia mikroskylutė, čia buvo gamyklinis brokas, labai sunkiai buvo rasti jo, problemų truputį turėjom, bet įsprendėm tą dalyką ir būtent tas problema buvo dėl gamyklinių brokų. Bet tik, sakau, čia labai skaito mažas procentas, kadangi per 7 metus pardom labai daug tų įrangos visokios ir šilumos siurblių ir kondicionierių. Ir tik vienas atvejas buvo, kada pasitaiso tas gamyklinis brokas, būtent dėl to, kad išėjo freonas iš sistemos. Taip, kas toliau. Dar gali būti, jeigu, sakysim, žmogus sako, tai pas mane praėjo kokie 3, 4, 5 metai ir irgi dingo freonas, tai buvo tokie porą atvejų iš tikrųjų ir dėl ko turim tokią vieną dalyką, kada žmogui irgi sumontavo šilumos siurblį, sumontavo ne mūsų meistras, tas meistras sumontavo, po to išvažiavo kažkur, man atrodo, į Norvegiją, klientas kada jau skambino. Visų pirma, garantija dažniausiai duodama montavimo darbams apie 2 metus, o čia jau praėjo 4 metai ir tas, kuris montavo, jis sako, aš jau Lietuvoje nedirbu, išvažiuosiu į užsienį, niekam negaliu padėti. Žmogus pas mus montavo, pirko rekuperatorių tuo pačiu, paprašė, kad pažiūrėtų ir dėl to kondicionierių problemą. Mes aptikom tame, kad tas varinis vamzdelis, kada išeina į tą, kaip sakom, pagręžtą sieną skylę, o siena buvo iš plytų padaryta, jis buvo prispaustas, kaip sakoma, montavimo metu prispaustas prie tos plytos, ir kadangi varis yra gana minkštas metalas, tai tam buvo plona ta izoliacija vamzdelių, kadangi viską priklauso nuo gamintojo, pas vienus gamintojos ta varinis vamzdelis yra didelis, storas, izoliacija kitur labai plonytė yra. Į tą matosi su laiku, nes žmogus, kaip sakė, labai dažnai eksploatavo tą šilumos siurblį, kaip kondicionierį naudoja vasaros metu, o žiemą šildosi su jo. Ir nuo tos vibracijos, kadangi vis tiek vibruoja visas tas aparatas, dirba ir ventiliatorius, dirba kompresorius, daug tokių, kaip sakoma, mechanizmų visokių. Ir eina vibracija pačio ir, aišku, perdodasi, kadangi tas varinis vamzdelis yra prisuktas, kaip sakoma, tvirtai prie tos tų blokų, irgi, aišku, vibracija eina per tą vamzdelį, ta prasme, ir ten, kur buvo prispaustas, jis vibravo ir prasitrinė per kažkokią laikotarpį. Būdavo dar irgi, kad kažkokia nekokybiška brokota, tas varinis vamzdelis buvo padarytas, kažkokie mikroskylutės, arba ten įtrūkimai kažkokie mikro buvo, didelis spausdimas ir freonas išeina, reikėjo keisti iš naujo tas vamzdelis, visakyta. Tai dar vienas dalykas dėl montavimo, kada prisukamas tos iškart suvalsuoja tą, kaip sakoma, varinį vamzdelį, po to tas vamzdelis yra prisukamas prie tos įrangos, jo. Ir būtent tos sukimo momentas, pagal taisyklės turi sukti su tokiu, kaip sakoma, įrankiu, kur tas matuoja, tas sukimo momentas ant kokio stiprumo. Tai būna, jeigu nedasuksi tą varinį vamzdelį, tai jis bus nelabai gerai prispaustas ir dėl to gali išeiti freonas. Jeigu persuksi per stipriai,
varis minkštas metalas gali įtrūkinėti ir tu persuki per stipriai ir jis įtrūko ir vėl išeina freonas. Dėl to tie žmonės, kurie, sakysim, kažkur tai internete pamato, kaip vyksta montavimas, jis sako, aš rasiu įrankius, paskolinsiu ir pats sumontuosiu, iš tikrųjų žaidžia tokią ruletę, kadangi iš praktikos galim pasakyti, kad 50% tų žmonių, kurie nusprendė patys montuoti ir būtent be patirties pirmą kartą montuoja, tai 50% pavyksta padaryti, 50% reikia perdarinti. Ir tas perdarimas irgi kainuoja, ta prasme, kadangi blogai užsuko arba taip blogai užvalcavo, dar kažkokias problemas ir po to skambino, nieko nepavyko, pas mane freonas išėjo arba blogai veikia. Tai bet ta priežastis, sakysim, ta klaida galima dar ištaisyti, bet būna tokių kartais porą pasitaiko atveju, kada pajunginėja elektros maitinimą, sakysim, tarp į šitą, nes reikia pajungti ir vidinį bloką, ir išorinį bloką, tos kabelius pajungti ir kartais sumaišo tos laidukus kažkokius. Ten, kur yra signalas, pajungia ir fazę, ir tada gali sudegti valdymo blokas, ta prasme, plata tą visą. Jį gana irgi nemažai kainuoja, į tas jau tą klaidą jau dar brangiau kainuoja. Tai kad stenkitės iš tikrųjų, nors, kaip sakoma, žmonės sako, pas mane rankos auga iš tos vietos, kur reikia, bet jūs vis tiek neturi tokios patirties, dėl to, nes problema ne rankose, gal rankos pas jūs viskas tvarkingai auga iš tos vietos, bet pas jūs paprasčiausiai neužtenka patirties ir dėl to jūs galite padaryti klaidą. Tai, kad galiu pasakyti taip, kad stenkitės, kaip sakoma, užsakyti darbus pas meistrus ir kad meistras jums duotų garantiją kokių 2 metų savo darbams. Čia labai svarbu. Taip, toliau dar noriu priminti, kad mūsų įmonė per internetinį parduotuvę komfortobustas.lt, nuorodą aš prikabinsiu apačioje po video komentaruose. Jūs galite užėjti, parduoda labai daug visokios įrangos, ta prasme šilumos siurblius, kondicionierius, oras vanduo, rekuperatorius, montavimo medžiaga visokia. Tai jūs galite užėjti, įsigyti gerom sąlygom, gerom kainom, geras aptarnavimas pas mus, geras servisas pas mus ir mes irgi galim jums suteikti montavimo darbus. Tai kad iki sekančio karto.